gerai turbūt žinom, kas einam į bažnyčią, kol suaugusieji būna savo mišiose, tai vaikai nueina į kambarėlį ir tenai mokytojai jiem irgi skaito evangeliją, jie piešia aukai piešinius arba daro darbelius ir taip sužino irgi, kas tas Dievo žodis. Ir šį kartą mokytoja pasakojo vaikams, kad Jėzus prieš tuos 2000 metų, kai atkeliavo į mūsų pasaulį, jisai rinkdavo savo mokinius ir jiems kalbėdavo. Ir vienas vaikas sako, tai visą laiką kalbėdavo? Sako, taip. O kodėl? Ir tada paaiškėjo, kodėl. O todėl, kad nebuvo, kaip žinom, nei knygų, nei spaudos, nei laikraščių, nei žurnalų, nebuvo nei radijo, nei televizijos, nebuvo nei Facebooko, nei interneto. Tai tariant, noriu jūsų paklausti, kai Jėzus skleidė savo žinią, vien tik kalba, vien tik per kalbą, surinkdamas minią žmonių. Jeigu šiandien Dievas būtų mums savo sūnų čia atsiuntęs, kaip jūs manote, ar jis turėtų Facebooko profilį? Ačiū nuoširdus, gerą dieną visiems. Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad galiu būti šitoje šiandien bendrystės valtyje ir būti tuo vienu iš arklų. Bet mes su Vaidotu puikiai žinome, kad esame tie du arklai vienos valties. Ir man labai yra svarbu ir labai džiugu, kad šiandien galiu būti ir kaip dar nelabai pasenęs žmogus, ir žmogus, kuris naudojasi telefonais ir šiandieninėmis technologijomis ir tuo pačiu visuomeniai atlikdamas tą tarnystės pareigą, tame pašaukime, kurį esu priėmęs ir dėl kurio esu apsisprendęs. Kalbėti pirmiausia, kad šiandieną šitoje valtyje tarp šitų dviejų arklų nėra jokio priešiškumo. Nes tarp technologijų arklo ir dvasingumo yra žmogus sėdintis valtyje. Ir žmogus dviem rankom laikantis šias dvi tikrovės. Todėl šiandieną net ir jums atsakant į tą klausimą, ką tikrai darytų įsikūnijęs Dievo sūnus, manau, kad jis išnaudotų visas technologinės galimybės, nes ir tada, prieš 2000 metų, Jėzus gyvendamas toje kultūrinėje aplinkoje, geografinėse aplinkose, jisai naudodavosi viso tuo, ką buvo galima panaudoti žiniai perskleisti. Labai dažnai skaitydami Evangelijas mes matome, kad viešpats užlipdavo ant kalno, o mokiniai žmonės lipdavo pakalnėje. Garso skleidimas. Nuo kalno girdisi geriau esantiems pakalnėje. Ant kalno sėdintis yra geriau matomas tie, kurie yra pakalnėje. Buvimas ant ežero, kalbėjimas, ežero paviršius taip pat gamtos dalis, kuri taip pat pasitarnauja garso sklaidai. Taip pat žmonių kalbėjimai, kurie šiandieną irgi labai yra svarbu ir tą bažnyčia šiandien akcentuoja, ar tai, ką aš pasakau, mane supančių komunikacijų dėka kitą pasiekia autentiškas mano sakymas. Gal čia šiek tiek nukrypsiu šoną, bet ir su Vaidotu mes kalbėjome prieš konferenciją kelių klausimą šiandien stebėdamas, pavyzdžiui, tokius dalykus, net ir Amerikos prezidento rinkimų kampanija, kur jau kelia klausimą šiandien balsavimo technologijos ir kai kurių kitų kraštų įtakos rinkimų rezultatams. Tai reiškia, kas šiandieną aš esu technologijų srityje, ar tik tas, kuris paspaudžia mygtuką ir paskui rezultatas būna toks, kuriam kažkam kažkokio reikia, bet jam reikia to pirmojo judintojo manęs, ar mano išreikšta informacija, jinai autentiškai pasiekia tą, kuriam skirta. Ir šiandieną, kai bažnyčia, kuri drąsiai sako, kad jinai nebijo medijos sferos, jinai šiandieną naudojasi galimybėmis, ir kai kalbu aš apie katalikų bažnyčią, tai kalbu ne vien tik apie bažnyčią esančią Lietuvoje, bet kalbu apie tą bažnyčią, kurie vien tik katalikų priklauso 1 100 000 000 visame pasaulyje, vien tik katalikų, neskaitant visų kitų skaičių krikščionių. Tai reiškia, kiek yra žmonių, kurie šiandien naudojasi, mes patys naudojamės ir SMS žinutėmis, ir Twitterio paskyros, kur popiežiai turi, ir YouTube'as, tiesioginės transliacijos, tam tikrų apeigų, mišių. Net ir Vilniuje mes turime šventovę, kuri ne tik atvira visą parą, bet taip pat, kur yra tiesiogiai transliuojama šventovės erdvė, kur žmogus, galbūt būdamas savo namuose, jisai gali stebėti tą transliaciją. Labai džiaugiuosi, kad santykiai tarp valstybinės, sakykime, bažnyčios ir Lietuvos Respublikos santykiai yra tokie, kad jau 26 metus mes turime
tiesioginį eterį kiekvieną sekmadienį transliuoti šventąsias mišias Lietuvos radijo kanalu. Visos televizinės transliacijos. Tai šiandieną mano kaip ir kunigo noras priminti ir pasakyti, kad tai yra didžiulis gėris, kuris mes matome iš tam tikrų pabandymų. Ar tai būtų YouTube'as, ar tai būtų Twitter, ar kitos programėlės, čatai, kažkas pabandė sukurti siaurą grupiai skirtą produktą, kuris tapo šiandienos kultūros epochos reiškiniais. Ir tas labai yra džiugu. Ir bažnyčia tos dalykus labai vertina, pati juos labai aktyviai išnaudoja, juose gyvena. Ir mes matome, kad yra vienas iš pačių didžiausių gėrių, kuris šiandieniniam žmogui yra duotas kaip šių laikų ženklas. Šių laikų ženklas ir dalykai, į kuriuos, aš manau, kad ir mūsų pokalbio metu pavyks atkreipti dalyką dėmesį, bažnyčia kaip ta palydinti žmogaus gyvenimo tikrovę, trokšta dalintis išmintimi, atkreipdama dėmesį į turinį. Niekada bažnyčia nekalbės, ar tiesioginė transliacija, ar Twitter, ar chat, ar kiti dalykai yra kažkas blogo, čia kažkas šėtoniško, nors galbūt dalį žmonių labai to norėtųsi girdėti, nes tada gali iš karto konfrontuoti. O kai čia šitoje tarp mūsų abiejų nėra jokios konfrontacijos, kad mes esame toj pačioj valty, to paties žmogaus dviejose rankose esantis irklai, tada iškyla klausimas žvilgsnis į turinį, į tikslą, į metodus, kur jau tampa mūsų žmogiško santykio autentiškumo išlikimo garantų. Nes jeigu mes šiandien matome technologijos, kaip aš irgi ten labai mėgstu sakyti ir kartoti, kad kokį aš įsivaizduoju ir matau ateities žmogų. Jis inovatyvus, gebantis šiandieną naudotis šiandienos pasaulio ir epochos ženklais, reiškia naudodamasis visą technologijomis galimybėmis. Ir mes matome, koks yra iššūkis, kiek dar šiandienos žemės gyventojų negali elementariai net susisiekti telefoniniu ryšiu, nes jo paprasčiausiai nėra. Kur koncentruojasi šiandien? Ir taip, kaip mes kalbam apie pasaulį, kur reikia pasirūpinti maistu, duona, stichinių nelaimių padarinių likvidavimu ar švietimo užimtumo programomis, šiandieną iškyla klausimas, kiek misionieriška yra technologijų sritis. Ir ar šiandien kas nors kalba apie technologijų misionieriavimą, kad būtų galima technologiją kaip panaudoti misijoms ir brandinti, auginti, formuoti žmogų. Tai mano pirma žinia taip, kad nėra tarp mūsų jokios konfrontacijos. Kai aš matau ateities žmogų, išsilavinusi, inovatyvų, skaitmeninio pasaulio žmogų, dėja, atsiprašau, galbūt tam tas priedas nepatiks, bet noriu pridėti žodį ir dvasingas. Toks žmogus turės ateitį. Šiandienos laikų ženkluose inovatyvus, išprūsęs, technologiškai išsivystęs žmogus ir dvasingas žmogus, jisai turės ateitį. Aš manau, kad mes šiandien pokalbio metu turėsim galimybę pažiūrėti, ką aš turiu omeny sakydamas dvasingas žmogus. Nes jeigu šitos du dalykus mes atskirsim nuo žmogaus asmens, tai žinot, aš nebijau čia esančio tiesioginio eterio sutikti gyvenime davatką ar tragediją. Bet jeigu šiandienos technologijų pažangos žmogus atmesdamas tiesą apie žmogaus asmenį, atmesdamas tą dvasingumo dėmenį, išliks vien tik tai plikų technologinių galimybių įkaitų, tai tada aš tikrai nenorėčiau, kad jūsų anūkai, kai jūs būsite pasenę ir matys jūs tik technologinės naudos dėmenimis, Kalėdų ar Velykų proga, galbūt net jūsų gimimo dienos proga, jums padovanotų eutanazijos kapsulę, sakytų, kągi padarysi, tėti mama, baigėsi galiojimo tavo laikas. Mokesčiai kainuoja, gydymas kainuoja, viskas kainuoja, numirk oriai, padaryk gerą darbą. Tai vat kur yra du kraštutinumai. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad mes vienoje valtyje esame du irklai, kalbantis apie žmogaus asmens integralumą, šiandienos komunikacijų ir dvasingumo tikrovė. Ačiū, kunigai Doveika. Aš norėjau jūsų paklausti,
iš principo, mes šiandien dar kalbėsim ir apie tai, kad tas didelis piratas, kurį jūs dabar iškėpė tokį daug labai sluoksnių ir daug dramų, iš tikrųjų labai galim pjaustyti įvairius gabalus ir apie kiekvieną valandą kalbėti. Bet sakot, kad viskas yra labai modernu, gražu, jeigu dvasingas žmogus, tai turės ateitį ir bažnyčia pritarė, kaip supratau, e-church, e-bažnyčios vizijai. Dar aptarsim ir tai, kas tai yra konkrečiai. Bet norėčiau, kad šiandien dar įsijungtų ir mūsų auditorijai pokalbį. Ir jeigu jūs tik tai turit klausimų, tai drąsiai keltumėt ranką ir atsistotumėt paklausti. Tai sakykit, kaip nors pašvilpkit mums čia. Bet man dar labai įdomi dalis yra, tarkim jūs užklausant, kol perėsim prie Vaidoto temos, ar jūs norėtumėt kas nors susituokti arba krikštyti vaikus online? Ar yra tokių žmonių? Gal galite pakelt ranką? Ar galėtumėm jūs trumpai pakalbinti? Andriu, gal padėtumėt su mikrofonu? Jeigu jūs atsistotumėt ir prisistatytumėt, būčiau dėkinga. Mes kalbam apie tai, kad bažnyčia vis dėlto keliauja šiuo keliu. Paimsit mūsų mikrofoną? Paimkit, pasidalinsit. Kad yra tam tikrų turbūt dalykų, kurie vis tiek išliks čia ir tik čia, nes ar galime teikti visi kartu, kad bažnyčia yra tik vienintelė vieta, kur jau išjungiam mobilų, o gal ne, o gal išjungiam ir čia. Žinau, kad kunigas Ričardas turi istoriją apie užsienio patirtį, bet tuoj pakalbinsim mūsų žmogų, kuris tuoksis online ir pasakys mums kodėl. Prisistatykit, prašau. Sveiki, esu Marius. Švarus ar Marius, jūsų nuomonė? Taip, aš jau esu susituokęs bažnyčią. Man šiek tiek trūksta laiko. Tiesiog prieš santuoką bažnyčią mums reikėjo išėti ilgus kursus, paruošiamasis kursus, kurie truko apie 16 valandų. Reikėdavo kiekvieną savaitę po kelias valandas ateiti ir dalyvauti tose kursuose. Tada ceremonija bažnyčia, viskas gražu. Man kaip atstovaujančiam eiti pusę yra labai ilgas procesas ir labai daug judėjimo fiziškai. Mano žmonai ši idėja tikrai nepatiktų. Ji tikrai norėtų turėti ceremoniją bažnyčioje, tačiau man užtektų užpildyti anketą internete, padaryti pavedimą. Ar ID technologijų pagalba sūnų dukrą turėtumėte irgi? Laiko daug užima? Jūs čia rimtai kalbat, Marija, taip? Man rimtai reaguojate. Ačiū Marija, aš tą dalyką. Aš manau, kad pagalba privedanti prie tam tikrų žmogaus asmens santykių tikrovės yra labai didžiulė. Ir aš tikrai, ačiū Marija, kad jūs tą dalyką paminėjote, nes šiandienos ir bažnyčia suprantanti, skubantį žmogų, šiandienos žmogų yra atvira tai pagalba ir ta pagalba vyksta. Mes žinome, kad šiandieną žmonės dirba darbus, kurie ne visada sutampa su gyvenamąja vieta, su gyvenamuoju kraštu ir mes tą dalyką puikiai suprantam. Dėl to patarnavimas technologinių galimybių dėka yra šiandien bažnyčios išnaudojamas. Galima ir kursus prieš santuoką internetu atlikti, net kartais ir mes, kunigai, net ir ganytojai pasinaudoja Skype'o programomis ir videokonferencijomis ir tada tu, būdamas savo aplinkoje, savo vyskupijoje, savo mieste, gali dalyvauti ir turėti ekstra susitikimą, ekstra posėdį būtent tokių technologijų dėka. Tai tas dalykas vyksta, jis yra ir noriu pasakyti, kad tie, kas domitės bažnyčios gyvenimų technologijose, tai jūs tą dalyką domėkitės ir pamatysit, kad bet ir dar šiandien 21 amžiuje žmonės nustemba, o jūs turite internetinį puslapį, tarsi mes baubas. Mes esame pabaigę universitetus, mes esame pabaigę ne po vieną universitetą ir Lietuvoje, ir užsienyje tikrai esame žmonės naudojantis patys visas technologijas ir šiandien tas technologijas pritaikai pagalbai žmogui. Bet yra viena riba, kuri pagalba niekada negali užgožti žmogaus asmens. Ar mes gyvename tik tai tam, kad sėdėtume šalia atsivertę kompiuterio namuose ir spėtume viską? Ar mūsų gyvenimuose yra patirtis, akimirkos santykiai, kuriuose reikia tavęs viso, čia ir dabar? Ir reikia ne tai, kad tu kažką informuosi ar iškomunikuosi,
bet kad tu pasakysi, tą pasakymą kitas girdės tiesiogiai ir duos atsakymą į tavo sakymą. Tas netikėm vyksta ypatingai, ką mes katalikų bažnyčiai, kaip susirinkusi krikščionišką bendruomenę švenčiame sakramentus ar mišias. Mes žinome, kad mes viens kitam linkim ramybės. Bet kaip yra svarbu išgirsti šitą palinkėjimą. Mes žinome, kad Dievas yra tarp mūsų, bet kaip yra smagu visiems tą supratimą turintiems susirinkti ir vienas kitam priminti savo buvimu. Aš irgi tikiu tuo, kad tu tiki. Kad šiandieną mes turime patirčių, kuriuose reikalinga žmogų, niekas negalės žmogų pavaduoti, išreikšti jo asmeniškumą, ištarti žodį, atlikti gestą, veiksmą. Taip, bet gal šiandien humoristiškai pasakėm, ar galima technologijų dėka turėti vaiką. Kaip brutaliai skamba, turėti vaiką. Ar vaikas yra dovana, kuris turi būti išnešiotas, pradėtas ir pagimdytas? Ar aš turiu turėti vaiką? Ar man suteikta garbė pradėti vaiką, išnešioti ir pagimdyti vaiką? Tai yra dalyko, kur ir technologijų pasaulis, koks jis tobulas bebūtų. Aš tikrai tikiu ir norėčiau sulaukti tokios dienos, kad einant gatve šiandienos žmogus antiek gebėtų panaudoti technologiškumus, kad galėtum praverti tam tikrą veiksmą ir tą dalyką matyti eidamas, ar bet kur erdvėje. Bet ir šitą didžiausią pagalbą jinai negalės ir niekada net nepretenduos. O kas tą dalyką padarys turbūt pačią didžiausią klaidą, sunaikindama žmogų kaip šiandien esančią socialinę kūnišką tikrovę, bet nekalba apie dvasinę tikrovę, kūnišką tikrovę, ir pavers tik tai vienu dėmeniu, kurio buvimas ar nebebuvimas nieko nereiškia. O bažnyčia šitą dalyką sako, tavo buvimas arba nebuvimas labai daug reiškia. Taigi yra riba, kurios technologijos padės man dar sąmoningiau, tvirčiau, atsakomingiau, asmeniškai tam tikrą veiksmą atlikti, žodį pasakyti, ar tam tikrą savo nuomonę išreikšti. Tai aš būtent čia matau tą pagalbą, kad šiandienos technologijos yra pagalba. Kai mes kalbam, jūs užsiminėte apie bažnyčią, po šiandieną mes sakome, kad vyksta mūsų transliacijos, bet yra kaip pagalba tam, kuris negali ateiti bendruomenę. Pagalba tam, kuris negali šiandien fiziškai būti, kad jis jaustųsi pilnaverčių žmogumi, bet tas, kuris gali judėti, eiti, kalbėti, bendrauti, ir tas tampa jam privaloma dėl to, kad jis netaptų saviizoliacijos auka. Ir šiandien saviizoliacijos vaikščiančių lavonėlių mes turime labai daug. Paklausim Vaidoto. Ačiū lavonėlių. Aš, žinot, kaip skaičiu tokį straipsnį apie dabar mokslinį apie tai, kad jaunimas, kuris daugiau tekstina negu kalba, ar ne, mums sunku kalbėti jau dabar kalbėtis, va kaip kunigas mums Ričardas sako, paklauskim, pabendraukim, akis į akį, visą tą mes suprantame, ne, bet jiem lengviau parašyti KVK, LB ir taip toliau, nepasirašau taip gerai šitą dalį. Bet Vaidotai kalbam apie tai, kad jie gyvena, mokslininkai įrodė, paraleliniai tikroviai. Kitaip tariant, jūs matėte visi tą buką žvilgsnį, ne, kur pakelia akis ir ką sakys, sako, tas toksai, ne, bet nes tu visą laiką, jeigu kalbi dabar su žmogum, tai būtų labai teisinga, kad aš dabar paimčiau ir šerinčiau mūsų selfie, ką turbūt ir turėsim padaryti, ir kad viskas, sakyčiau, čia, aš jau čia, viskas yra tokiais dvikryptis eismas. Ir jaunimui sunku kalbėti, jų žodynas keičiasi, jų ta verbalika yra visai kita. Tai Vaidotai, man būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę, kaip technologijų žmogaus, kaip agentūros reklamos vadovo, kuris domisi tyrimais, kuris žino, kas yra Facebookas, kas yra internetas, kaip greitai mes atsibudę puolam prie telefono, kad susiskaičiuotumėm savo laikus. Kaip tokiam kontekste jūs matot religijos aspektą? Čia gal aš paprieštaraučiau už tą požiūrį, kad jaunimas gyvena kažkokiam paraleliniam pasaulyje, jis gyvena mūsų pasaulyje, kuriame turime technologijas, ir tai yra mūsų pasaulis ir jis jokių būdų nėra paralelinis. Čia mokslininkų įvardinimai. Jo, bet aš iš technologijų pusės, tai mokslininkai irgi kartais vardina įdomiai, tai aš tiesiog savo požiūrį sakau. Tai šitą vietą mes turim tokią gal įdomesnę diskusiją, kurią galim pasukti, tai ar technologijos iš viso mes viso šitą diskusiją, ką aš girdžiu, tai kad technologijos yra kažkoks netikras dalykas, ar ne, klausimą, ar Jėzus turėtų Facebooką lyg
21 amžiaus žmogus gali neturėti Facebook'o, ne, čia toks atrodo keistas paradoksas. Esmė yra tokia, kad man atrodo ir visiems technologijų žmonėms turbūt atrodo, kad technologijos yra labai natūralus mūsų kaip evoliucijos, kaip žmonijos evoliucijos, kaip progreso dalis. Kažkada kauptukas, man atrodo, nenatūralus tam, kad išdirbtume žemę, nes tai visai buvo pagabintas kažkoks įrankis, mes pradėjome kaupti žemę, tada Jėzus Marija išradom ratą ir tada pradėjom važinėti, irgi labai nenatūralus dalykas, turbūt garo mašina buvo nenatūralus dalykas. Lygiai taip pat ir technologijos mums dabar atrodo kažkoks nenatūralus dalykas, bet jeigu pasižiūrėtume, galim pasidaryti tokį pratimą, aš jums pasakysiu, įsivaizduokite labai natūralią gamtą, jūs įsivaizduosite gamtą, tai ką jūs matysite, jūs matysite nušienautą pievą, jūs matysite supynės ant obels, kas yra viskas žmogaus padaryta, tai iš tikrųjų žmogus, kurdamas kažkokias technologijas, ar jos yra tiesiog fizinės kauptukai ratai, garo mašinos, ar jos yra jau tokios labiau idėjinės kaip technologijos, kurios neleidžia mintį perduoti į kitą pasaulio galą per labai trumpą laiką. Visa tai yra labai natūralu ir man atrodo, kad jaunam žmogui pasakyti, kad jis gyvena paralelinėme pasaulyje, jam yra tai nesuprantamas dalykas, nes jo pasaulis dabar atrodo šitaip, kad yra rankoje telefonas ir yra dalis jo pasaulio tame telefone. Ar čia yra gerai, ar čia yra blogai, mes galime labai daug ginčytis ir diskutuoti. Man atrodo, čia yra neišsprendžiamas klausimas, bet faktai konsultuoja tokį, koks jis yra dabar. Kaip religija visame šitame vaidina kokį vaidmenį, tai man atrodo, tikėjimui iš viso, aš nenorėčiau susikoncentruotis kažkokia viena religija, bet tikėjimui bendraja prasme technologijos daro tam tikrą meškos paslaugą, nes man atrodo, kad kai mes turime technologijas, mes kiekvieną egzistencinį klausimą galime pasigūglinti. Ir mes tada susirasim 1000 įvairiausių nuomonių šito klausimą. Ir tos nuomonės mus vis tiek kažkaip formuos mūsų nuomonę. Ir manau, kad kuo mes tikime kaip aukščiausių dalykų šiandien, kuo jauni žmonės labai dažnai tiki, tai tiki kažkokių informacijos objektyvumų tiesiog. Mums egzistencinis klausimas atrodo kaip techninė problema, kurią galime labai paprastai išspręsti. Ir man atrodo, kad čia įsipildė šitoj vietoj jeigu Hobbesas buvo, kuris piešė materialistinį pasaulį labai taip įdomiai, kuris sakė, kad žmonės yra genami tik tai baimių ir dėl to mes būrėmės į grupuotės, į valstybės ir dėl to mes norime veikti kaip kartu, vien dėl to, kad mes bijome ir norime užtikrinti savo saugumą. Ir aš tuo netikėjau, iki kol nepamačiau Respublikos mūsų prezidentės iniciatyvos Saugi Lietuva, kurio reklama prasideda. Mes žudome, mes geriame, mes ten Žalgirio arenai netelpa sumuštos moteris. Žodžiu, pasaulis yra labai blogas ir baugus, dėl to mes esame graži Lietuva, Saugi Lietuva ir burkimės į vieną būrį. Tai šitoj Hobbeso filosofijai, jeigu pažiūrėtume, tai kokį vaidmenį bažnyčia vaidina, nes ir viskas atitinka. Bažnyčia ten vaidina tokį labai įdomų vaidmenį, kuri kaip ir netrukdomai gyvuoja, bet kaip ir vadinama kaip korporacija. Man atrodo, čia sielovados prasme tai yra visiškai neteisingas apibūdinimas, nes tai yra galima tai, kad moralinės kažkokios problemos, egzistenciniai klausimai, jie vis dėlto technologijas paverčia į tai, kad mes juos sprendžiam kaip techninės kažkokios problemas, kurias tiesiog reikia išspręsti. Ir tai yra toksai sudėtingesnis dalykas, man atrodo, kad technologijos kartu su tuo, kad mes pasiekėm kuo daugiau informacijos, jos ir šiek tiek tą tikėjimą daro mažiau tvirtą. Ir dėl to čia bažnyčiai tik yra labai dideli iššūkiai, kaip pasiekti žmonės, kaip su jais bendrauti technologijų amžiuje. Aš atsiprašau, ką jūs turite omeny, kai sako technologijas daro tikėjimą mažiau tvirtą? Tai būtent dėl to, kad aš galiu kiekvienam savo klausimui rasti 1000 skirtingų atsakymų. Pradėkime. Tarkim, nežinau, kas nutiks, kai aš numirsiu, ar ne? Tai yra tas klausimas, kuris kankina kiekvieną žmogų, turbūt, ar ne? Tai aš rasiu, pagūglinęs šitą paprastą klausimą, aš rasiu labai daug skirtingų atsakymų. Aš rasiu nieko, rasiu Ričardo minėtą atvejį, kad turi savo galiojimo laiko ir viso gero, kuris yra toks labai
skeptiškas, turėsiu atsakymą, kad aš persikūnysiu ir mane ten kitos religijos kokia nors tiesa, kad mes 10 mergelių lauks danguje, tai bus visą tai atrodys man kaip tiesa, nes viskas tai bus pateikta man kaip tiesa. Kitaip tariant, aš teisingai suprantu, kad jeigu ateičiau į pamokslą ir girdėčiau kunigo pasakytą žinią, tiesą ir neiškraipytą, kaip kad mes pradžioje kalbėjom, neiškomunikuotą paraleliai, tai tada būtų saugiau? Jūs tą turite minėję? Tai rodo, ar ne, kreivės įvairios, kaip bažnyčios lankomumas keičiasi ir technologijų progresas kyla, ne, tai yra atvirkštinės kreivės. Ir čia aišku, koreliacija nerodo priežastinio ryšio, kaip ir kiekvienas mokslininkas pasakytų, bet man atrodo, čia kaip ir akivaizdu, nes tu gali, tu tiesiog, pirmas dalykas, žmonės mažiau laiko turi, ne, čia kaip turėjom pavyzdį. Antras dalykas, tu vis kiekvieną bažnytinę tiesą gali pasibūdinti ir susidaryti tiesiog savo nuomonę. Jeigu mes anksčiau turėdavom kuruojamą medžiagą, kuri yra mums nuomonė, tai mums buvo lengviau iškomunikuoti vieną kažkokią tiesą. Šiandieną vienos tiesos nebėra ir aš nesakau, kad bažnyčia turėtų suteikti vieną vienintelę tiesą. Tai turi ko gero būti danas pamastymai, bet jeigu mes prieš diskusiją kalbėjome, kad Lietuvoje bažnytinis mokymas iš viso kartais yra labai toks davatkiškas, baisu sutikti davatką gyvenime, ne? Tai jis yra toks tiesiog pamokymas. Viena tiesa, antra tiesa, trečia tiesa, tai tada tokia alergija žmogui ateina, nes mūsų vertybė kaip jauno žmogaus yra objektyvumas informacijos. Ir mes ieškome to objektyvumo, o mes alkani esame, tai kad informacija... Gal dar paklausti iš tikrųjų mūsų mokomų, ką bažnyčia daro iš tikrųjų? Iš tikrųjų, tas, kas pasakyta, labai yra gilu ir šiandienos bažnyčios atsakymas į technologijas ir tai, ką pats minėjote, kas yra svarbiau šiandieną - informuoti žmogų ar suformuoti žmogų. Taip, šiandieną ir aš pats, kai susiduriu su vieno ar kito techninio termino problema, įsivedu Google paiešką ir aš gaunu atsakymą. Ir mes čia galime gauti atsakymų labai daug. Ir ne veltui šiandienos bažnyčios vadovai, popiežius, kalba apie vieną esminį dalyką informacijos gausoj, informacijos pluralizme, atkreipia dėmesį į pasirinkimą. Tai net ir būti krikščionim yra pasirinkimas jo būti. Lygiai taip pat, kai jeigu mane pasiekianti informacija neformuoja kaip asmenybės ir ta informacija nesuformuoja mano pasaulėžiūros, elgsenos ir santykio, tai tada kas aš esu, sėtelis, per kurį praėjo tik informacija. Lygiai taip pat, kai šiandien mes matome, kad žinių gebėjimas jas sužinoti iš karto įvedus į paiešką, ar padaro mane didesniu žmogumi. Ir kiek šiandien galimybė žinoti ir informacijos rautas mane formuoja kaip išsilavinusią asmenybę. Ir asmenybė, kurią negalės niekas kitas pigiai manipuliuoti, net ir tais pavyzdžiais, kuriais tik buvo įvardinti. Ir šiandieną, kodėl tas informavimas ir auklėjimas yra nutolę viens nuo kito. Ir čia įsiterpia, sakykime, ta religinė bendruomenė, bažnyčios misija sugrąžinti žmoguje šias dvi tikrovės - informavimo ir formavimo, žinios ir auklėjimo. Gebėjimo išgirsti ir duoti atsakymą, o ką aš apie visą tai sakau. Tad tas pirmas dalykas, kad ir šiandieną bažnyčia, kalbėdama apie technologijas, vartoja labai įdomų terminą - infoetika. Tai yra terminas, kuris labai retai nuskamba mūsų lietuviškame kontekste. Ir šiandien bažnyčia, kuri, kaip ir buvo minėta, kaip mes įsivaizduojam, pasaulis išrado kauptuką, išrado ratą, mes dar šiandieną po 26 metų gyvename, turėdami savo sąmonėje sovietinių vadovėlių ideologijas. Ir labai gaila, kad šitų sovietinių vadovėlių ideologija dar yra šiandien tų, kurie valdo valstybę, pradedant Seimo nariais, baigiant ministrais ar pačiais aukščiausiais. Tai yra totalitarinio režimo išplautų smegenų vadovėlių puslapiai. Ir mes matome, kad šiandien mes galime pakeisti...
pakeisti technologijas, mes pakeitėm drabužius, pakeitėm automobilius, mes šiandien turime visi telefonus, mes šiandien dalyvaujame tiesioginėme eteryje. Šiandien žmogus gyvena tiesioginio eterio kultūroje. Bet kaip sunkiai keičiasi šitas hard diskas esantis čia galvoje. Ir kuriam reikalingas tas, kuris prisijama šiandien tarnystės dėmenį ir padeda tuos dalykus sujungti. Ir jeigu mes šiandien bent jau vieną minutę tobulinti, valdyti, atrasti, gražinti, ir dėl to visą tai, kas buvo pasakyta, nuo kauptuko iki rato, iki šiandienos, aš noriu sulaukti tos dienos, kad bus galima grafiką nusipiešti erdvėje, nes jeigu šiandieną dar žmogus negali panaudoti tam tikrų magnetinių bangų arba tam tikrų tikrovių, tai nereiškia, kad jos neegzistuoja. Ir aš netikiu, kad Biblijos laikais neegzistavo šiandien technologinė galimybė perduoti informaciją be laiko. Tiesiog žmogus dar tada to negalėjo patirti. Šiandien gali. O galbūt po 5 metų, nebereikės apie 50 metų laukti, į šitą konferenciją bus sakoma, susirinko akmens amžiaus technologijų pradininkai, jie ilgai kalbėjusi. Ačiū labai. Bičiuliai, paklausim žmonių, ar jie, jūs turit klausimą, vieną minutę, ar kas nors dabar, kol mes čia pusvalandį kalbam, ir kaip manot, irgi turėjau užsirežisuotą skambutį, kad viskas būtų online, pakalbėsim apie tai, kaip mus trikdo visi šitie reikalai, ar kas nors įsijungėt mobilų ir pabrauzim? Ačiū. Ar galėtumėt pasidalinti kodėl? Vai jūs keliat ranką? Aš keliu. Taip. Ar galėtumėt pasiprašyti mikrofoną, ar savo turiu paduoti? Jūs? Jeigu galėtumėt prieiti, tai čia mes turim vieną ponę, kuri atsistokit prašau, jūsų nematome. Sveiki. Gerai, visi pakalbėsim, taip? Visi pakalbėsim. Kalbėsim, žinokit, dar visą pusvalandį, visi pasidalinsim. Jūs pabrausite nuo metu, įsijungę telefoną ir pažiūrėjot, kas čia vyksta kažkur kitam pasaulyje. Kodėl? Na, teisybės dėlį, mano vardas Rūta, aš esu žurnalistė, teisybės dėlį, aš pabrausinau tuo metu, kai kalbėjo gerbiamas Ričardas Daveika, kadangi mano nuomonė kalbos atžvilgiu buvo truputėlį kalbama ratais kvadratais, tai nepykit. Ten, žodžiu, buvo kalbama ir aš jau kaip ir mintį buvau pagavusi, tai man buvo įdomu pasižiūrėti. Pamačiau hashtagą, įdomu buvo pasižiūrėti, kas nors vyksta ir panašiai. Tai, ačiū labai, Rūta. Bet aš iš tiesų norėjau labai pritarti Vaidoto minčiai. Man labai patiko, ką Vaidotas kalbėjo, man labai patiko tai. Visų pirma, pritariu pagrindiniam teiginiui, kad mūsų technologijos mums yra labai natūralus dalykas. Tai nėra paralelinis pasaulis. Man pabrausinimas yra labai natūralus dalykas. Aš nenuėjau į kažkokį kitą pasaulį Facebook'e pasidėti. Jūs likot čia? Aš likau čia. Jūs aš girdėjau, ką žmonės kalbėjau. tokį tiek medituoja, kad išmoktų gyventi čia ir dabar, o jūs sugebat ir būti čia ir kitam pasauliu. Jūs nevadinate jo paraleliniu. Ne, tai visų pirma, tada mums reikėtų kalbėti apie terminus. Nes galbūt tai nėra žodis paralelinis. Aš dariau kitą darbą, užsiėmimus kažkokius, tuo pačiu metu, kai klausiausi pranešimo. Taigi, tai aš pritariu Vaidotui, kad tai yra visiškai natūralus dalykas. Ir beklausydama jo apie meškos paslaugą, kurią technologijos daro bažnyčiai, pagalvojau apie savo vestuves ir apie tai, kad aš turėjau irgi taip pat, kaip ir Marius, vaikščioti į kursus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mane privertė tenais nueiti. Kad nebuvo technologinių galimybių man jūs išlaikyti. Aš norėjau, atsiprašau, vyras mane pataisė. Žodžiu, kad aplinkybės mane privertė, kad man nereikėjo, aš negalėjau išlaikyti jų online, negalėjau atsisiųsti, nes tai labai sumažino mano skepticizmą. Tokiems kursas aš gavau didelę naudą, pati atrasdama atsakymus, o ne gaudama juos kažkur. Tai todėl aš ir manau, ką Vaidotas turėjo omeny apie egzistencinius klausimus, kuriuos mums atsako Google'as. Bažnyčia neturėtų tų atsakymų padėti ant lėkštutės, paduodama juos per online'us, internetus ar atsiskaitimą kortelėmis bažnyčioje. Tai neturėtų būti taip, mes turėtume patys atrasti atsakymus į tuos klausimus. Vėlgi, objektyvumo mūsų ta karta yra, eidami į bažnyčią ir patys ar patys prisiliesdami prie tos informacijos. Labai ačiū, Rūta. Džiugu, kad jūs kalbat ne ratais ir tuo metu nesinori braustinti, kol jūs kalbate. Ačiū jums, Gabija. Dėkui, aš paprašysiu dar pernešti mums čia, prašom atsistoti mielą poną, prisistatyti. Ir po to dar paprašysiu pasiruošti žmogaus, kuris pradėjo ploti, kai mūsų kunigas kalbėjo, kas sukėlė tą reakciją. Prisistatykit, prašau. Aš esu Vilma Visukoninė, Europos reikalų vadovė Europos centro moteris ir technologijos.
Gerbiamas kunigė, mane iš tikrųjų labai sujaudino jūsų kalba. Ir aš prisimenu, gal 13 metų atgal Lietuvoje vyko toks tarptautinis renginys skirtas Trečiojo pasaulio šalims foras. Ir tuo metu sėdėjau šalia Jo ekscelencijos Gintaro Grušo, dabartinio arkivyskupo. Ir mes turėjom tokią labai gražią diskusiją. Aš tada sužinojau, kad jisai, tuo metu jis buvo kunigas, aš tada sužinojau, kad jis yra baigęs taikomą matematiką ir dirbęs IBM. Ir tai man buvo toks atradimas, kad kunigas ateina į technologinę konferenciją, jam įdomu suprasti, kas vyksta pasaulyje, kaip galbūt tos technologijos keičia mūsų ir mūsų visą socialinę aplinką ir mūsų sąmonę. Ir jūsų kalboje nuskambėjo keli esminiai žodžiai. Dvasingumas ir informacijos atsirinkimas, pasirinkimas. Drįsčiau teigti turbūt, kad socialiniai medijoje, ta, kuri dominuoja mūsų visų, tiek jaunimo, visų socialiniuose tinkluose, kurie mes dalinamės, turbūt 80-90% tos informacijos yra, kaip sakyt, skandalai, popsas, aptarinėjimai, pletkų ir panašiai. Ir tik labai maža dalis to turinio yra dvasingo turinio. Technologijos yra instrumentas. Technologijos yra skirtos informacijos perdavimui, tam tikram pateikimui. Turinys yra kanalas. Ir kurti tą turinį tokį, kad ugdyti visuomenę pozityviąją prasme sugeba ne kiekvienas. Norėčiau jūsų paklausti, žinodama arkivyskupo backgroundą technologinį, jūsų požiūrį teigiamą į technologijų galimybę padėti ugdyti tą dvasingumą, paklausti, ar bažnyčia pasiruošusi aktyviau įsitraukti į visus šiuolaikinius procesus ir ugdyti tą dvasingumą mums. Ačiū labai. Ačiū Jums ir ačiū taip pat išsakytoms visoms mintims. Manau, kad tai, kas vyksta čia šito auditorijoje, yra dialogas, yra pokalbis, yra tie tikrovė, kurie formuojasi ir gimsta tiesa. Ir kai kalbam apie dvasingumą, aš norėčiau kalbėti ne vien tik tai apie tam tikros religinės bendruomenės dvasingumą, mantų, maldų ar kitų dalykų dvasingumą. Dvasingumas yra tai, kas leidžia žmogui išlikti gyva asmenybė, gyva būtybė, gyvu tikru žmogumi. Ir kai sakom, kad tarsi technologijos padaro bažnyčiai kažkokios paslaugą ir jinai gali iškomunikuoti, ir tuo pačiu tas dalykas, kaip gerai, kad aš nepasinaudojau technologijomis, o pats asmeniškai atėjau, išgirdau ir galbūt net buvo nugalėtas didesnis skepticizmas, kuris būtų išlikęs technologijų dalykuose. Mes nuskamba žodis išmintingas prisilietimas prie tikrovės. Išmintingas šiandienos priėjimai. Jeigu man šiandien reikia informacijos, aš technologijų dėka gaunu. Bet šalia informacijos man šiandien reikia ir asmeninio subrandinto atsakymo, kurį turiu duoti asmeniškai, išjungęs telefoną, galbūt užsidaręs savo kambarėlyje, išėjęs į mišką, nuėjęs į bažnyčią, žiūrėdamas tam tikrą vaizdinį, kad aš išlikčiau gyva būtybė, gyva asmenybė. Ir visą tai būtent ir kalbama, ir link to vedama. Ir tai, kas buvo pasakyta apie tą dvasingumą, aš šiandien manau, kad mes turim kalbėti ne tik apie religinį dvasingumą, bet kalbėti apskritai apie šiandien pozityvaus žvilgsnio žmogų, vilties žmogų. Ir kai šiandieną mes, kai gyvename, vėl pasikartosiu, tiesioginio eterio pasaulyje, mes šiandien matome, kad norėdamas pamatyti įkaitų dramos atomazgą, kuri tiesiogiai transliuojama internete, aš paspaudęs mygtuką privalau peržiūrėti 20 sekundžių alkoholio reklamą arba šokių kažkokį tai dalykėlį. Ir tada gaunasi, tu pažiūri šokius, po 20 sekundžių tu matai šautą. Vėl kalbam apie infoetiką. Vėl kalbam apie atsakomybę.
Ir bažnyčia, sakykime, katalikų bažnyčia savo bažnyčios viduje, tarp krikščionių, tarp katalikų, mes turime puikiai funkcionuojančias ir katalikišką mediją, ir straipsnius, ir komunikacijas, ir visa tas yra, aš keliu klausimą, ar pasaulietiniai, sakykime, nereliginiai tikroviai įdomu tai. Ir kad, kaip dirbdamas kaip kunigu, kai žinau, kad yra viena kita pozityvi informacija, kuri norisi paskleisti ne tik religinių technologijų ar medijos dėka, ne vieną kartą esu gavęs atsakymą, tai neįdomu. Pozityvus dalykas nėra įdomus dalykas, nes nėra skandalo, bus maži žiūrimumo reitingai. Ir šiandien žiūrėkit, net kai kurie dalykai, jeigu net iš karto gauna, jūsų laidą transliuosime ten kokio nors Lietuvos televizijos antrųjų kanalų, reiškia, jau ten tas kanalas, kurio niekas beveik nežiūri. Pratransliuosi, bet tas neįdomu, tas neaktualu, nes nėra galbūt žiūrimumų. Žiūrėkit, kiek laidų, gerų, pozityvių laidų išimami iš televizijų tinklelių, nes žiūrimumo reitingai blogi. Gerbiamas kunigė, šitoje vietoje, kaip žurnalistė, kaip turiu įsiterpti, noriu, kad mes pakreiptumėm savo tą valtį ne į tai, ką rodo dabar televizija, tarkim, viskas suprantama, tas pats kontekstas, bet apie tai, kaip bažnyčia gali padaryti tas laidas irgi įdomias ir kad rodytų per populiariausius kanalus. Tai Vaidotai paklausiu, pavyzdžiui, kaip jūs iš savo patirties galbūt pasidalintumėte tokiais nors šaltiniais informacijų technologijų pasaulyje, kurie labai įdomiai, atraktyviai ir populiariai pritraukia žmonės pažinti bet kokią tikėjimo tiesą. Aš gal prieš tai, kadangi man čia taip sunku įsiterpti šiandien, prieš tai norėčiau pakomentuoti apie tą pozityvėją žinią, apie optimizmą ir kaip prašoma bažnyčios, kad neštų kažkokią misiją. Man atrodo, kad bažnyčia puikiai tą galėtų nešti ir bet kokia religija galėtų nešti tokią žinią. Jeigu optimizmo ir tos šviesos ir grožio sąvoka būtų sutampanti, bet jau iš dalies su tuo, ko tikisi visuomenė. Nes šiaip, jeigu paimtume bendrai žiniasklaidos tendencijas pasaulyje, dabar labai sparčiai populiarėja pozityvios žinios, gražios žinios. Lietuvoje turim irgi pavyzdžių, kur portalai stengiasi daugiau pozityvių žinių išnešti. Užsienyje turim pavyzdžių tokių portalų kaip Upworthy, A-Plus ir taip toliau, kurie yra labai populiarūs ir jie dalinasi tik gražiom žiniom. Visiškai, tai yra tik gražiom žiniom. Vaidotai, bet ar galime koncentruoti aš šią religinę ir bažnyčią? Jo, aš tai prieisiu prie šitą dalyką. Tai, kad žmonės nori matyti tik kraują ir tik blogį kažkokį, kad tik tai kelia reitingus, tai jau tai yra seniai nėra vienareikšmiška tiesa. Ir man atrodo, kodėl tenai neįeina religinės žinutės, ar ne? Aš iš savo kaip šiano žmogus perspektyvos nuolat keliu klausimą, kodėl nėra moterų dvasininkų, kaip katalikų bažnyčia, ar ne? Kai visame pasaulyje, ką aš matau, yra normalu. Yra normalu, kad mes turim banko vadovę Lietuvoje moterį ir tai yra, nekelia jokio klausimą, kodėl ir taip toliau. Ir šitoj vietoj, man atrodo, socialinis progresas įgalintas internetu, jis vyksta tikrai labai greitai, ne? Ir bažnyčia kaip organizacija jį šiek tiek atsilieka. Dėl to jau žinios, tos gerosios žinios ir kelia klausimų, tikrai kelia klausimų jaunam žmogui. Aš čia nesumeluosiu sakydamas, nes iš karto, kaip tu gali nešti pozityvę žinią, kaip dar pas tave tiek problemų yra stovi. Nes tos problemos yra kažkodėl labiau išneštos į viršų negu pozityvės žinios. Kalbant apie religinę žiniasklaidą, tai mes pastebėjome, kad religinė žiniasklaida iš tiesų įdomi tik tai praktikuojantiems žmonėms tą religiją. Tai yra tiems žmonėms, kurie jau yra įsitraukę, tiems žmonėms, kurie galbūt nebeina kiekvieną sekmadienį į bažnyčią. Ir aš manau, kad jeigu esi praktikuojantis katalikas pagal mano apibrėžimą, tai privalai eiti į bažnyčią. Tai tada šita žiniasklaida tampa įdomi tik tai tiems žmonėms, kurie praktikuoja ir nelabai pasiekia pasaulietiškų šaltinių. Ir aš nemanau, kad tai yra pasiekiamumo problema, nes internete už pinigus galima pasiekti daug ką, galima ištransliuoti bet kokią žinią. Klausimas yra, kiek ta žinia bus aktuali ir įdomi, jeigu tu nesi praktikuojantis žmogus ir kiek žmonės žiūrėdami į religiją nepriima to kaip kažkokio svetimo dalyko, kuris yra ne man tiesiog. Jūs pats turite tokį pavyzdį, kuris jums būtų įdomus?
įdomus kaip medija žmogui, kur sakytumėt, va čia labai geras pavyzdys yra, va čia kaip skleidžia 10 Dievo įsakymų, arba kaip kviečia į mišias, arba kaip kviečia aukoti, arba kaip kviečia jaunimą giedoti gospelo. Va čia yra šaltinis, va čia yra informacinė trauka. Galit mums tokių pavyzdžių pasakyti? Aš blogų galiu pasakyti labai daug. Ne, tiesiog yra, aš manau, kad jo, paminėtas tas yra, kad požiūrėje į bažnyčią, žmonių požiūrės į bažnyčią yra toksai, kad tai yra sena organizacija, turinti savo kertinės vertybės, stipri organizacija. Ir kai ji bando pritraukti, tarkim, jaunimą, buvo mokyti naujų kelelėje žolinės be žolės. Ir buvo grupė Kristaparė. Tai vėlgi labai juokinga buvo tiem žmonėm, kurie netiki. Tikrai buvo iš tiesų labai juokinga, nes tada buvo bandomas kažkoks jaunimo žargonas, pasitelksim jaunimo žargoną ir neva pritrauksim dėl to jaunimą. Ir man atrodo, kad kai tu koreguoji formą, bet nekoreguoji turinį, tada atsiranda nesutapimas ir atsiranda labai didelis problemas. Mes reklamos pasaulyje labai dažnai susidurėm su tokiu dalyku, kai reikia iškomunikuoti neva produkto pokytį, kuris nebuvo padarytas. Būna, kad produkto gamintojas tau sumeluoja, kad pokytis yra padarytas, tu iškomunikuoji pokytį, tai aš galiu pasakyti, kaip pardavimų kreditą, tai ir tas teigia leidžiasi. Nes vartotojas išbando, nepačio pokyčio ir viskas grįžta į senas vagas. Tai lygiai taip pat ir su bažnyčia, čia komunikacijos tiesiog paprasti dalykai, kad jeigu tu savo turinę nekeiti, tai forma komunikacijos, kaip tu kviesi, kad koks tu ten flashmobą darysi, Facebook live, Snapchatus ar dar kažką, tai viskas bus naftalinas. Tiesiog, jeigu vartotojas tikisi kitą dalyką. Dažniausiai katalikiškas, sakykime, katalikiško arba krikščioniško buvimas technologijų pasaulyje, jeigu jis yra ateinantis per pataikavimą formą ir neturinį, visą laiką pralaimės. Čia ačiū, čia labai teisingai pasakyta. Dėl to irgi esu toj pusė, kad ne šiandienos slengai, žodelyčiai ar trumpinukai, kuriais tarsi mes pasidarysim savais tai jaunai auditorijai, bet reikalingas turinys, bet ir turinys, kuriame yra vienintelis ir pagrindinis žodis tiesa. Tiesos turinys. Ir jeigu aš suprantu krikščionišką bendruomenę arba religinę bendruomenę ne kaip tobulųjų klubas, kuris kažką numeta netobulėti, bet kaip nusidėjėlių bendruomenė, kuri vienas kitą tempia už ausų iš mėšlo į šviesą ir padeda vienas kitam, tai tada aš drįsčiau kontrastuoti su to pasakymu, kad jūs susitvarkykit problemas, paskui mums kalbėkit. Mes kartu turėtume problemas ir kalbėdamėsi viens kitą iš mėšlo traukiam viršun. Nes bažnyčia nėra šventųjų organizacija, yra šventėjančių nusidėjėlių bendruomenė. Ir kai tu supranti šitokį dalyką, tada tu supranti, kad visa tai, kas tau tampa pagalba viens kitą traukti iš tamsos į šviesą, yra gera. Ir kai kurie turinio dalykai, pavyzdžiui, popiežius Pranciškus yra pasakęs, visiems labai įdomus celibatas, sako, tai raktelis celibato klausimo įdėtas į durų spyną. Laiko klausimas, kada tas raktelis bus pasuktas. 1000 metų nebuvo, 1000 metų yra, ateis laikas jo nebus, bet ar nuo to, kad turinyje nebus celibato, jūs visi pradėsite sekmadieniais eiti bažnyčią? Skandinavų kraštuose, krikščioniškose bendruomenėse mes turime ne tik tai moterų kunigystę, bet turime moterų vyskupų. Ir popiežius Pranciškus kanonizuoja, paskelbia šventąją Švedijos vienuolę, atvyksta protestantų delegacija į Vatikaną, kuriai vadovauja moteris protestantų vyskupė. Popiežius ją priima, paduoda ranką, kalbasi kaip tu geriausiai bičiuliai. Ar protestantų bažnyčios pilnos, kad tapo moteris vyskupės? Bažnyčios pavirtusios yra muziejais, tuščiais, kurie tik tai saugo tam tikro religinio vaizduojamo meno sąlygas. Taigi tas turinys ir forma visuomet turi atsistoti ties vienintelių žodžių tiesa. Ir kad mes vienas suklystame, visi suklystame, aš irgi, pavyzdžiui, turėjau labai stipriai išmokti, bendraujant su jaunimu, nevartoti tų slengų, kurias nebesudominsi. Bet dėlį pasakyti, jeigu šiandieną žilagalvis 80-metis senukas gali suburti
2 ar 3 dienom ar savaitį 1,5–2 milijonus jaunų žmonių, kurie miega aikštėse, kurios prižiūri tik savanoriai. Nėra nei alkoholizmo problemos, nei muštynių, nei nužudimų, nei smurto proveržių. 1,5 milijono, 2 milijonai jaunų žmonių naktį miega aikštėse, kad išgirstų, ką dėdukas senas kažkur ten už 5 kilometrų, kalbantis į mikrofoną, svetima kalba, man kalba, bet jeigu man rūpi turinys, ką tas dėdukas pasakys, aš kalbu apie popiežių, Baltagalių. Ir aš praleidau 2 naktis gatvėje, aikštėje, miego palapinėse, nėra jokio smurto, tą kažką pasako. Ir dar manau, kad teisybės dėlė reikia pasakyti, kad šiandien bažnyčios tampa labai atviros, pavargusių nuo technologijų žmonių galimybę erdvę ateiti ir kalbėtis. Yra dalykai, kurie nėra matomi, bet kiek šiandien pavargusių, nebematančių prasmės technologijos kartos žmonių ateina. Ir mano kaip kunigo pareiga yra pasakyti, jeigu tu pavargsi nuo visko, tu tik ateini. Ir kai mes ten ateit pasikalbėsim, tu praturtinsi mane, o galbūt po pokalbio su manim tu išeisi su giedru veidu. Ar tai nėra pati didžiausia komunikacinė technologija, kuri išlieka bet kokių progresų tikrovėje ir ar netoli siekia? Siekime dar kartu nusifotografuoti su to žmogum, kuris atėjo pas jūs tete ir įsidėti į Facebooką. Ačiū labai. Taip, Vaidotai, 1 minutė mums beliko. Gal 1 minutę, tai dėl to sutraukimo žmonių, ar ne, tai kas man tokį šiek tiek pamąstymą iššaukė, tai iš tikrųjų vis tik, ar ne, pritariu Ričardui, kad sutraukia turinys ir sutraukia formą, nes Beyoncé irgi sutrauktų šitą žmonių į stadioną, tai tiesiog žmonės dabar turi gal platesnį spektrą pasirinkti, kuo tikėti. Ne? Ir jeigu technologijos nuvargina, vieni eina medituoti, ne? Ieško meditacijų kažkokių atsakymų į klausimus, tai kiti eina į sporto klubą ir ten išprakaituoja. Ne? Žmonės to atsirišimo nuo kasdienybės ir pabuvimo su savimi, jie, manau, vis tiek ieškos. Ir aš bažnyčiai tiesiog palinkėčiau tapti prieinamesniu, ne forma, o turiniu kiekvienam vartotojui ir tiesiog laukti tų žmonių, jie, manau, tikrai ateis ir tikrai pasikalbės. Vaidotas Valantiejus buvo mūsų pašnekovas šokiai, kurį galbūt pradžioje manėme, kad pavyks mums tango, bet gal pavyko ir klumpakojais, niekada nežinai. Bet, žinot, esmė ne ta, kad mes labai norim visi pasisakyti, iš tikrųjų, ir vienas ką sakom, kitas atliekam, salė taip pat reaguoja, vienaip ar kitaip, plojimais arba įėjimu į tą kitą pasaulį, kurį jūs man nereikia šiandien vadins paraleliniu. Bet esmė yra ta, kad svarbu, kad vyksta dialogas turbūt. Svarbu, kad mes kalbam, svarbu, kad vienaip ar kitaip randam, kaip paskaityti Bibliją sustojus prie šviesoforo savo telefone, ką galime padaryti, arba, kaip minėjau, po labai gero pokalbio, tam nusifotografuoti tą selfie, kad paskleistumėm kitiems žinią, kad sakytumėm, bažnyčia teikia pagalbą, ir man padėjo, tiek draugų ir tu. Tiesiog tai yra ta komunikacijos rūšis, kuri, kai pradėjom nuo pradžių, Jėzus pradėjo nuo balso ir gamtos pagalbinių priemonių. Tai dabar turim visas kitas. Labai jums dėkoju visiems, dabar Facebooko mokymai apie tą patį. Ačiū visiems.